Toliau lankome Sharm el Sheikho viešbučius, kad galėtumėm jums parekomenduoti geriausius. Meraki Resort buvo stiliaus kurortas, kuris skirtas tiems, kas mėgsta gyvą atmosferą, pramogas ir žinoma nevaržomą poilsį. Šis klubinio tipo viešbutis stebina savo dizainu. Čia nerasite stačių kampų, o kiekviena detalė alsuoja kūrybiškumu. Meraki yra skirtas suaugusiems, tai yra nuo 16 metų. Tad atmosfera ypatingai gyvybinga. Garsi muzika viešbutyje groja iki pat 24 valandos, o vėliau vakarėlis persikelia į vidų ir tęsiasi iki 3 ryto. Šeštadieniais Avenue gatvėje įsikūręs Vibe Club siūlo papildomą vakarėlių patirtį už papildomą mokestį. Viešbutyje visi baseinai šildomi nuo lapkričio iki balandžio mėnesio, o norintys išsimaudyti jūroje turės leistis į vandenį nuo medinio tilto, nes tiesioginio įėjimo įbridimo nėra. Viešbutis siūlo 8 a la carte restoranus, 2 iš jų, būtent noodle ir burgers, nebūtina rezervacija, visiems kitiems reikia užsirezervuoti iš anksto. Importiniai gėrimai už papildomą mokestį, o alkoholis viešbučio bare teikiamas nuo 10 valandos ryto iki 2 valandos nakties. 99% kambarių turi king size lovas, tad norėdami atskirų lovų turite pateikti prašymą. Žinoma, čia rasite chalatų, šlepetės ir visą kitą, ko jums gali prireikti. Tad vakarėlių liūtai kviečiam į Meraki. Sunrise Montemare Resort. Tikrai puikus, erdvus, modernus. Čia dominuoja balta spalva, kuris sukuria elegantišką ir šviesią atmosferą. Viešbutis siūlo 6 nemokamus a la carte restoranus. Tik vienas iš šių, jūros gėrybių, yra už papildomą mokestį. Maistas čia vertinamas tikrai gerai, daug šviežių produktų, platus pasirinkimas ir žinoma kokybiškas aptarnavimas. Čia mažiau triukšmo, mažiau žmonių, todėl puikiai tinka tiek poroms, tiek norintiems ramaus poilsio. Viešbutyje visi baseinai yra šildomi, išskyrus tik vieną. Teritorijoje veikia patogus pervežimas į paplūdimį, kad nereikėtų vaikščioti didelių atstumų. Beje, paplūdimys smėlėtas, taip pat turi ir koralų sieną. Tad labai tinkantis tiek norintiems panardyti, tiek šeimoms su vaikais, nes yra seklus įbridimas į jūrą. Numeriai erdvūs, su visais patogumais. Palydovinė televizija, oro kondicionieriumi, minibaru, kavos ir arbatos ruošimo aparatu, halatais, šlepetėmis, nemokamas belaidis internetas visoje teritorijoje. Yra kambarių ir su vaizdu į jūrą, ir į sodą, ir į baseiną. Čia rasite vandens čiuožyklas ir patiems mažiausiems, ir vyresniems. O norintiems apsistoti šalia yra kaip tik specialūs šeimyniniai kambariai prie vandens parko.
Reef Oasis Beach Resort – tvarkingas, gražus viešbutis su tikrai didelė teritorija. Daugiausiai čia sutiksite rusų ir italų. Viešbutis siūlo gausybę pramogų vaikams, o jie be to gali naudotis Sentido vandens parku. Pats viešbutis turi 10 baseinų, iš jų keletas yra Infinity, tačiau tik vienas yra šildomas. Viešbutis įsikūręs šalia smėlėto paplūdimio, tad tai tikrai patogu su vaikučiais ir šiaip mėgstantiems į vandenį įbristi, o ne šokti nuo lieptelio. Jeigu jūsų skrydis yra vėliau negu teko išsiregistruoti iš viešbučio, nesijaudinkit, galėsite naudotis viskuo. Tik tais, jeigu jums prireiks papildomo kambario, tai gali kainuoti papildomai apie 40 eurų. Reef Oasis Blue Bay Resort įsikūręs ant jūros kranto, tačiau iki jo reikės nusileisti laipteliais. Viešbutis mėgstamas ne tik rusų, bet ir italų, tad ir maistas čia tikrai geras. Būna ir suši vakarų. Rifas čia įspūdingas, spalvotas, pilna žuvelių, tikrai paliks įspūdį. Viešbutis taip pat siūlo tokias pramogas kaip paplūdimio tinklinis, stalo tenisas, vandens sportas ir panašiai. Tačiau yra keletas minusų. Teritorija nėra didelė, o pats interjeras pasirodė gan paprastas. Tik vienas iš 5 baseinų yra šildomas, esantis prie registratūros. Jei pasirinksite standartinį kambarį, teks pėsčiomis eiti apie 10 minučių iki registratūros. Tiek pat reikės keliauti ir iki vandens kalnelių su vaikais. Tačiau, apsistoję šiuose kambariuose, turėsite daugiau žalios aplinkos, ramybės ir netgi rasite netoliese baseinų. O jeigu planuojate vėlesnį išvykimą, galėsite naudotis viskuo. Norint pasilikti kambarį, tai reikės primokėti 45 eurus. Mėgstantiems modernų, elegantišką ir švarų, neapkrautą stilių, White Hills Resort bus pats tas. Čia kiekviena detalė apgalvota taip, kad jūsų poilsis būtų kupinas ramybės ir komforto. Visų tipų baseinai čia šildomi nuo lapkričio iki balandžio. Tad jūsų komfortas užtikrintas bet kuriuo sezonu. Viešbutis siūlo įvairų maitinimą. Maistas tiekiamas 24 valandas per parą, o šviežios sultys taip pat įskaičiuotos. Maistą čia ragavome, tikrai be galo įvairus, skanus, šviežias, bet kokiam skoniui ir pasirinkimui. Yra tik vienas papildomai mokamas restoranas, tai yra jūros gėrybių, o visi kiti a la carte restoranai nemokami ir neriboti. Tai reikia juos iš anksto rezervuotis. Rezervuoti a la carte restoranus ar kitas paslaugas yra tikrai paprasta. Tiesiog atsisiunčiate appsą. Beje, čia galite rasti ir vakaro programas bei animacijos temas. Viešbutis siūlo specialias zonas, skirtas tiek suaugusiems, tiek vaikams ar šeimoms, tad pagal savo poreikį galite pasirinkti savo tinkamą poilsio ar aktyvumo zoną. Vaikams yra skirtas klubas, vaikų klubas, kuris veikia nuo 8 valandos ryto iki 8 valandos vakaro.
mažieji čia priimami nuo 3 metų be tėvų priežiūros. Norintys taip pat gali užsisakyti auklės paslaugas, tai kainuos 20 eurų už valandą. Beje, į jūrą patekti čia galėsite tik nuo tilto, įėjimo tiesioginio nėra, tad atkreipkite dėmesį, ypač tie, kurie norite su vaikučiais pasimaudyti jūroje. Na, o jeigu jūsų skrydis vėlesnis ir tenka išsiregistruoti iš kambario anksčiau, galite nesijaudinti, visomis viešbučio paslaugomis galėsite naudotis. Tik jeigu vis dėlto norite pasilikti kambarį iki 18 valandos, tai jums kainuos papildomus 75 eurus. Standartiniai kambariai deluxe su balkonu arba terasa. Juose rasite sofą, kuri gali būti pritaikyta 3 asmeniui, o pagal poreikį galima pridėti ir dar vieną lovą 4.